Sveiki visi! Šiandien She's Glowing laidoje itin įdomi viešnia Eglė Andreikaitė. Ši jauna moteris yra visiems pažįstama kaip šokėja. Tačiau šiandieną laidoje sužinosite, kad ji yra paruošusi kur kas daugiau ir mums papasakos apie savo naują veiklą, kurios mintis gimė Niujorke. Na, tuomet mes pradėsime nuo Niujorko. Eglė, Niujorkas yra tas miestas, apie kurį labai dažnai svajoja daugybė žmonių. Mes jį visi matėme įvairiuose filmuose ir serialuose. Koks gyvenimas yra būtent ten? Na, Niujorkas iš tikrųjų toksai kaip ir atrodo filmuose, ten labai daug veiksmo, labai daug žmonių, daug galimybių ir iš tikrųjų labai daug visko. Būtent tokį įspūdį ir susidariau lankydama tave Niujorke ir iš tikrųjų tas miestas absoliučiai apžavėjo mane ir nesistebiu, kodėl jis pritraukė tiek daug žmonių. Niekam nepaslaptis, kad į Niujorką atsikraustė ne viena, tačiau antraisiais savo gyvenimo metais Niujorke juos praleidai jau viena. Teko daug ką pradėti nuo pradžių, ieškoti naujos gyvenamosios vietos ir nepaslaptis, kad Niujorkas yra milžiniškas miestas. Kaip jauteisi? Ar nesijautai tiesiog viena visiškai milžiniška mieste, ar galbūt kaip tik nuolatinė veikla ir greitas gyvenimo tempas tau padėjo užsimiršti ir tiesiog, iššokti į tą darbų laviną? Na, iš tikrųjų, gal būtų buvę sunku, jeigu būčiau atvykusi viena ten, bet aš jau vienus metus ten gyvenau ir turėjau savo aplinką, turėjau savo draugus, tad nebuvo taip sudėtinga. Ir dėl to gal viskas ir buvo lengviau. Jeigu būčiau tiesiog pati viena atskridusi ir pradėjus gyvenimą nuo nulio, tai gal būtų buvę sudėtingiau, tačiau aš jau turėjau tą visą aplinką. Ir iš tikrųjų tai, kad miestas buvo didelis ir daug šurmulio, daug veiksmo, tas gal ir padėjo, kaip pasakyti, pamatyti save kitose veiklose ir atvėrė kitas galimybės. Iš tikrųjų, daug kas Niujorką vadina būtent galimybių miestų. Jiem atrodo, kad kur, bet Niujorke jų tiesiog ant kiekvieno kampo. Tačiau reikia pripažinti, ir konkurencija ten yra labai didelė. Kokia tavo patirtis? Ar tau atrodo, kad žmonės, kurie galbūt svajoja išvažiuoti į Niujorką ir ten pasiekti nerealią karjerą, ar siūlytum jam bandyti siekti tos karjeros, ar geriau siūlytum pradėti nuo mažesnio miesto ir galbūt, suaugti iki Niujorko? Net nežinau, čia iš tikrųjų labai sunku gal komentuoti man, nes priklauso nuo žmogaus, nuo jo veiklos. Tačiau mane asmeniškai Niujorkas gal išmokė to, kad nereikia nieko bijoti, klausti, daryti, nes visi, taip gal negražiai tariant, lipa per kitų galvas. Ir man ta patirtis Niujorke gal parodė tai, kad nereikia nieko bijoti ir visą laiką tu turi bandyti, klausti, rašyti, nes kitaip niekas už tave nieko nepadarys. Tu pats turi už save kovoti tiesiog. Tačiau man tai skamba truputėlį bauginančiai. Milžiniškas miestas, tu viena. Kas tave paskatino pradėti mąstyti apie savo naują veiklą, apie kurią netrukus man papasakosi? Na, iš tikrųjų, kaip ir visi žino, aš esu šokėja ir ta šokėjos karjera yra tikrai trumpa ir aš pati suprantu, kad toj veikloje ilgai nebūsiu ir norėjau tiesiog kažkokią kitą veiklą pasirinkti. Ir visą laiką turėjau labai didelį, gal, kaip pasakyti, polinkį, meilę maudimukam. Tačiau ir visą laiką pasvajodavau, pasakydavau, kaip norėčiau turėti savo liniją, savo sukurti. Tačiau kaip ir manau kiekvienam, net nežinai nuo ko pradėti, nuo kurio, nuo taško A. Ir gal tas mane ir gąsdindavo ir aš niekados to kaip ir nesiekiau ir nebandžiau. Ir iš tikrųjų, kai tie paskutiniai metai Niujorke ir galbūt žmonės, kurie mane supo, jie mane gal įkvėpė tos svajonės kaip ir siekti, tai iš tikrųjų buvo mano kambariokas, kuris ir buvo, sako, Eglė, kada jeigu ne dabar. Ir aš tada taip sėdžiu iš tikrųjų, galvoju, kodėl, kada jeigu ne dabar. Ir taip ir visas procesas pradėjo vystytis, jisai iš tikrųjų, kaip pasakyti, mane užmotivavo ir viskas nuo to ir prasidėjo. Tai aš laiką taip ir galvoju, kad dažniausiai aplinka, tam tikri žmonės, tave gal pastumi tam tikriem pokyčiam ir manau, kad mano kambariokas, kuris buvo visiškai rastas iš oro, jisai mane iš tikrųjų pastumėjo naujai veiklai. Kadangi žinau tave daugybę metų, galiu patvirtinti, kad tikrai esi tas žmogus, kuris labai daug metų kalbėjo apie maudymosi kostiumėlius, visą laiką turėjo pačius gražiausius ir įdomiausius, didžiulį jų kolekciją ir tikrai nekartą minėjai, kad turi būtent šią svajonę. Todėl, kai papasakojai apie savo naują veiklą, tikrai nenustebau, tačiau labai nudžiugau, kad pagaliau nusprendei siekti to, apie ką jau seniai mąstei, bet galbūt kaip ir dauguma jaunų, apie kažką galvojančių, svajojančių žmonių, tiesiog nedrįsai pradėti.
Kokie buvo tavo pirmieji žingsniai, kai tu jau nusprendai viskas, aš tai darysiu. Jeigu aš nusprendžiau dabar tai daryti, nuoširdžiai, nežinosiu, nuo ko net ir pradėti, atrodo visko tiek daug. Iš tikrųjų taip pat buvo ir man, aš net nežinau, nuo ko pradėti. Bet vėlgi, mano kambariokas sako, sutinkam rytoj 8 ryto virtuviai ir pasidarom biznio planą. Tai mes jau susitikom, mes padarėm biznio planą, viską supaišėm, pakabinom ant sienos virtuviai, kad jį matyt kasdieną. Ir viskas nuo to prasidėjo. Tuomet pradėjau ieškoti visų parduotuvių, kur pirkti medžiagas. Tuomet susitikau, vėlgi, mano kambariokas, jisai buvo anksčiau fotografas, tai turėjo pažinčių mados rytyje. Ir dėl to susitikau su jo vienais pažįstamais, kurie dirba su mada, su jais pašnekėjau, papasakojau visą idėją ir jiem patiko mano idėja ir jie sutiko su manim dirbti ir taip viskas ir prasidėjo. Tai iš tikrųjų viskas prasidėjo nuo tos idėjos, o dabar tavo maudymosi kostiumėlius jau galima įsigyti. Ar tai buvo kelias, iš tikrųjų kupinas tokių kažkokių pamąstymų, dvejonių, baimių, ar tiesiog jie užtikrintų žingsnių ir jeigu taip, kas tau padėjo išlikti tam kelyje, nesimėtyti, nepermąstyti, ar tavo mintis tikrai gera, neleisti galbūt netgi tom dvejonėm tiesiog užvaldyti tavęs, nes manau, jos yra visiems pažįstamos, ko gero ir tau, kai tiesiog. Iš tikrųjų dvejonių niekad nebuvo, aš jau mes kai jau susėdom, parašėm tą biznio planą, aš niekad tikrai nebuvo nei vieno momento, kad galvojau, kad gal blogai padariau, ar gal nereikėjo taip daryti. Aišku, buvo įvairių, kaip pasakyti, nuopolių, bet natūralu, kad būna dažniausiai tavo norai kažkur čia, bet realybė būna čia, tai tu turi nusileisti. Bet manau, tai natūralu, kai tu naują veiklą darai, neįmanoma neturėti kažkokių tam tikrų mažesnių, didesnių nuopolių. Ir iš tikrųjų aš laiką jau tiesiai tuo ir natūralu būna kažkokie nusivylimai, kai kažkas nepavyksta, arba nesigauna taip, kaip nori, bet gyveni ir mokaisi. Nepaslaptis, kad iš tikrųjų pastaruoju metu tau teko išgyventi ir sunkių gyvenimo etapų. Ar manai, kad būtent ši labai įdomi, įtraukianti veikla, ar manai, kad ji tau padėjo tiesiog susikoncentruoti į kažką kur kas smagesnio? Aš manau, kai tu darai kažką, kas iš tikrųjų tau labai patinka, tu darai tą visą širdimi ir projektas privalo būti sėkmingas, aš taip galvoju. Ir atsimenu, kai mes su mano kambarioku kalbėjom, kokia veikla man įdomiausia ir jisai man sako, Egle, tau nepatinka papuošalai, sako, nenorėtum kažką daryti su papuošalais ir aš sakau, man jie patinka, bet aš nedegu, kaip pasakyti, aistra tam ir būtent ta veikla, su kuo aš dabar užsiemu, man žiauriai patinka ir dėl to, kaip pasakyti, tu neskaičiuoji nei laiko, kiek praleidi tam ir tiesiog jautiesi, kaip pasakyti, visą laiką ir tu, kai matai tą tam tikrą produktą gautą, galutinį rezultatą, tu tiesiog gal suteikia tau dar daugiau tos energijos ir motyvacijos toliau judėti ir supranti, kad visai viskas neblogai gali būti. Taigi kažkada maudymosi kostiumėliai te buvo idėja, o dabar mes jau galime juos pamatyti, įsigyti ir dėvėti. Koks buvo visas tas kelias ir ar teko iš tikrųjų nusivilti, kažkokių buvo problemų, ar viskas ėjosi sklandžiai? Žinau, kad pradėjai juos gaminti Niujorke, papasakok po visą tą kelią. Tai iš tikrųjų aš pradėjau dirbti su 2 vaikinais, kurie yra dvyniai ir jie dirbo su mada ir dirbo su tikrai labai žinomais vardais, dėl to galbūt ir aš nustebau ir apsidžiaugiau, kad jie sutiko su manim dirbti, nes jie dirbo su tokiais vardais kaip Tommy Hilfiger ar Ivy Parker ir dėl to, kai aš jam išdėšiau visą idėją ir jie sutiko su manim dirbti ir padėti rasti pavyzdžių gamintojus, rinkti medžiagas, aš tikrųjų labai apsidžiaugiau, nes buvau visiškai žalia toj srity. Galiausiai, kai eskizus dariau, pati piešiau savo vištos ranka ir jie man padėjo daryti visus eskizus kompiuteriniu būdu ir taip pat padėjo rasti visus pavyzdžių gamintojus. Ir aš laiką galvoju, kad niekas dažniausiai nevyksta be priežasties ir žmonės, kuriuos tu sutinki, taipogi būna susidėlioja taip gyvenimas, kad turi juos sutikti. Ir būtent tie vaikinai, su kuriais dirbau, jie taip pat buvo ne tik, kaip pasidirbantis su mada, bet taip pat jie buvo ir pastoriai. Kokia netikėta. Taip, iš tikrųjų, tai buvo visiškai labai skirtingos, kaip pasakyti, veiklos. Ir mes tapom net taip pat labai artimi draugai ir dėl to gal visas projektas taip
sėkmingai vystėsi dėl to, kad mes praleidom labai daug laiko, suradom labai daug bendrų, kaip pasakyti, interesų. Ir nuo tos, kaip pasakyti, pirmo susitikimo, kuris buvo grinai darbinis, viskas išsiplėtojo žymiai daugiau, kad tai buvom tikrai žiauriai artimi draugai, kurie mane taip pat padėjo ir kai buvo tie nuopoliai, pakilimai ir iš tikrųjų viskas taip ir prasidėjo būtent Niujorke, medžiagų rinkimai, pavyzdžių gamyba ir po to, taip po truputį viskas išsiplėtojo plačiau. Kadangi tai yra tik pati pradžia, žinau, kad tau pačiai dabar tenka daryti labai daug skirtingų dalykų iš skirtingų sričių ir iš esmės tiesiog, užsidėti 100 kepurių ir daryti skirtingų darbų. Kurie iš tų darbų yra tau patys maloniausi, įdomiausi, labiausiai įkvepiantis? Iš tikrųjų, tai kai visa idėja kilo, tai buvo praeitų metų balandžio mėnuo ir buvau labai Taip, turėjau labai gerą nuomonę ir jau buvau prisisvajojus, jog birželio mėnesį paleisiu savo pirmus 4 modelius maudimukų ir supratau, kad viskas taip greit nesidaro ir visas procesas tikrai užtruko žymiai ilgiau ir kadangi norėjau produktą pateikti tokį, kad pati pirkčiau, pati didžiuočiausi ir nebūtų gėda, dėl to visą vasarą aš tos maudimukus pati naudojau, maudžiausi su jais, deginausi ir žiūrėjau, kas man nepatinka, kas patinka ir padariau tam tikrus pakeitimus ir pats, kas labiausiai patinka, tai net sunku gal įvardinti, bet man patinka pats procesas, galbūt kai gauni tą rezultatą ir tau jisai patinka ir juokiuosi, kai taip gaunasi kaip tavo vaikutis. Taip, visiškai, tik suprantu, tai yra kaip tavo baby's, tikrai tavo veikla yra tavo baby's. Jo, ir iš tikrųjų tas gal, kas yra maloniausia, tai net nežinau, gal kai tu gauni tą rezultatą, kurio tu taip siekėjai ir tu pagalvoji, kad ne veltui gal dirbau. Egle, paskutinis klausimas šiam interviu. Kaip ir minėjai, mintis apie maudymosi kostiumėlius tau kilo balandžio mėnesį, o pirmosius savo produktus paleidai lygiai po metų. Reiškia, kad 12 mėnesių tu turėjai sunkiai dirbti, galvoti, ieškoti, važinėti, neturint jokių apčiuopiamų rezultatų. Manau, kad tai tikrai nebuvo labai lengva. Ir turbūt kai kuriomis dienomis reikėjo ieškoti kažkokios motyvacijos, ar bent jau savo kažkaip įkvėpti to noro judėti į priekį. Tai kas tau padėjo išlikti motyvuotai, kai žinojai, kad iš tikrųjų, laukia ilgas kelias? Iš tikrųjų, aš galėjau maudimukus gal ir anksčiau paleisti į priekybą, tačiau vis tiek žiūrėjau tą tendenciją, kad vis tiek populiariausias metas yra turbūt pavasaris, kadangi visi ruošiasi vasarai ir tiesiog nemačiau gal kažkokios iš logikos pusės, kad paleisti juos žiemos metu arba rudenį ir tiesiog jau buvau, kaip pasakyti, nusiteikiau tam, kad geriau ramiai viską lėtai pasidarysiu ir būsiu užtikrinta savo produktu ir jį paleisiu būtent pavasarį ir tiesiog gal save motyvavau tuom, kad viskam reikia laiko. Ir kartais vieni dalykai, kaip yra pasakymas, kad kas greit ateina, greit ir išeina, tai aš galvoju, šitas projektas užtruko man ilgiau, tačiau būsiu juo, kaip pasakyti, užtikrinta ir būsiu iki detalių viską išgryninus. Egle, ačiū labai už visą pozityvą, ačiū, kad pasidalinai savo istoriją, kaip iš minties kilo, tikrai šis nuostabus brandas ir labai džiaugiuosi, didžiuojuosi tavimi, smagu matyti tai, ką sukūrei, o kitoje laidoje mes su Egle kalbėsime apie aktyvų gyvenimo būdą, apie šokius, apie tai, kaip išlaikyti tobulą figūrą ir visokias kitokias įdomybės. Taigi ačiū Jums, kurie žiūrėjote ir iki kito karto.